pievų ieva gimė pavadinimas labai linksmai. Turėjau susirašius gal 5 savo pavadinimus, paskambinau broliui ir jisai pagėlęs ragelį man sako, nu ką pievų ieva. Tiesiog organiškai viskas labai gavosi, nes iš pradžių kepiau šeimai, tada pavaišinau platesnę šeimą, brolius, sesės, artimiausius draugus. Ir kažkaip vienas po kito vis pradėdavo klausti, tai kada vėl kepsi, kada vėl galima būtų tavo tos granolos pasivaišinti. Šiaip man labai gera dalintis, man labai patinka duoti. Tai granolos kepimas, jos davimas ir žinojimas, kad žmonės ryte valgo mano pusryčius, tuo mėgaujasi, kad tai valgo ne tik kad skanu, bet ir sveika, mane labai įkvepia ir man labai gera dalintis. Aš ją pradėjau gaminti savo vaikams svarbiausia, vyrui, savo, mūsų pusryčiam ir tikrai naudojami tik tais patys natūraliausi dalykai, kad būtų ne tik skanu, bet ir sveika ir naudinga mums. Tai nuo kiekvieno šaukštelio tikrai galvoju apie tai, kas į tą granolą įeina, pradedant produktais, baigiant žmogišką energiją, kurią atiduodu. Ir tikrai kiekvienas indelis yra nuoširdžiai kiekvienam žmogui. Aš eidama miegoti dažnai galvoju apie tai, kaip ryte atsikėlus valgysiu granolą. Ir dažnai laukiu ryto dėl to, kad žinau, kad laukia manęs labai skanus pusryčiai. Ir kas smagiausia, kad tikrai ne vienas iš tų, kurie perka mano granolą iš klientų, dalinosi tuo, kad jie iš vakaro laukia ryto, kada atsikels ir galės pusryčiauti.